Rūkymo priedai. Kubeliai, drožlė, granulės, dulkės. Ką rinktis? Kaip rūkyti? Kokią temperatūrą išlaikyti? Kubeliai. Nenaudojami su dėžutė, naudojami be dėžutės. Imant porą kubelių, kai norit, kad maistas įgautų šiek tiek specifinio aromato ir dūmo skonio. Įprastas kepimas 2-3 kubeliai dėl skonio. Drožlės, jeigu jūs norit tikro rūkymo, naudojamos su rūkymo dėžute. Ką mes darom? Galima drožlės šiek tiek pamirkyti vandenį, kad jos ilgiau smilktų, dedate į dėžutę, kai kepsninės temperatūra jau pasiekusi rūkymo temperatūrą. Mėsai 100-110, žuviai neviršinkit 80 griežtai. Dedat dėžutę ant anglių, susidedat sistemą su deflektoriais, maistas ir rūkot iki norimos vidinės maisto temperatūros. Dulkės. Dulkės naudojamos su šalto rūkymo generatoriumi. Kuo smulkesnis tinklelis, tuo didesnė tikimybė, kad jūsų dulkės liks tinklelyje, o neišbries į apačią. Bet tinklelis turi būti ne toks smulkus, kad pro jį nebepraeitų deguonis. Todėl jeigu kartais susiduriat su problemomis, kai dulkės gęsta, neišdega iki galo, ar išdega labai greitai, problema gali būti netinkamas rūkymo generatorius. Tinkamas generatorius, geros frakcijos ir gerai žiūrintos dulkės yra naudojamos šaltam rūkymui.